Tai ką, sveiki visi. Šiandien žaidžiam TF2. Team Fortress 2, kas nežinot. Ir čia toks mini gameplay'is. Su manim dar yra Liudas, kuris nežaidžia, Sveiki visi, aš būsiu kaip komentatorius, palaikysiu kompaniją jo. ir šį praleisiu smagį laiką. Kažką Aš nežinau, dažai. kažką jis žaidžiam. Ne? Tai jo, tu pradėjai žaisti, aš šį ką Aš jau žaidžiu. paklausinėsiu, ką, ko manau. Žaidžiu CP Orange map'e. Aš dar paklausinėsiu, ko manau tikrai norėtų paklausinėti žiūrovai. Jo, jis šis dieną žaidė su TF2. Aš šiaip jau turiu gana senokai TF2. Nežinau, gal. Nu, nesenokai, kaip kokius 2 metus. Gal metus kokius. Nu, nežinau, apie metus gal. Ir šiaip mano mėgstamiausia klasė skautas, bet kadangi daug skautų yra, tai man neleidžia žaisti skautus. Šiaip solderis irgi gera klasė. Reikia mokėti žaisti solderį. Tai ir ką tik aš padariau klaidą. Man nesiseka man kol kas. Va, skautas dabar bus, tai dabar gal biškį pavyks. Mano nikos be monster, kas dar neapsivėjo. Šiaip senas nikas. Paskui parodysiu, pasakysiu, ką aš turiu ant skauto, solderio ir O kokia mėgstamiausia klasė? Sakiau skautas. Ai. O po skauto kokia mėgstamiausia? Snaiperis arba solderis. Aha, tada žais toliau. Ką tik manęs vos nenunešė. Snaiperis. Eik, tu nemačiau. Feinės atsakau. Taip, kol dabar dar nesispavlinau, tai mano pagrindinis ginklas yra Soldat Popper, kitas yra Flying Wilton, o paskutinis yra, aš pats išskrapšinau Sun of Steel. Nu, tokie normalūs. Rūbų neturiu, nes, nežinau, neleidžiu išpiniguoti daug ant žaidimų. Bet gal vėliau nusipirksiu tos rūbus. Ne, šiaip žadu pirkti premium. Nes tikrai apsimoka didesnis žymiai backpackas, daugiau gauni itemų, gali, mykim suspajam tenai daryti. Suspajam aš nelabai mėgstu žaisti, bet dabar, kadangi ten yra tas. Jo. Nežinau, TF2 gal kelsiu daugiau video, bet jo, heavy pradžiu man parinko, malonės. Mano jaučiu medikas nemėgstamiausias, o antroje vietoje gal, nežinau. Antroje vietoje gal būtų heavys yra. Labai aš mėgstu heavy daryti. Aišku. Taip, gavau itemą. Gavau vismudros aš turiu, tai aš kaip supratau. Aš jums dabar parodysiu. Apskritai, apie ką yra. Šitą reikia ir dar jam šitas.
Galiu paklausti, dalyko. Palauk. Turiu daug aš tų backpack'ų, bet tai... Nu, žodžiu, crafting'e reikia gauti scrap metal. Reikia 2 iš vienos rūšies. Pavyzdžiui, iš skauto gali, pavyzdžiui, 2 daiktus. Nu, reikia kažkienos rūšies. Nu, tarkim, iš engineerio. Va. Ai, bet vienas nuo tradable. Nuo tradable irgi reikia, negali. Žiūrėkime. Tada reikia iš skautų. O čia daug skautų ediktų neturiu. Taip, iš skautų. Šitą nenaudoju ir dar nenaudoju pingvinių. Na jo, netradable. Bet neturiu ką. Ką nors dar šitą pingvinį. Reikia pyro. Kas yra pyro? Nedarom pyro. Tas yra pyro craft. Va, ir gaunat scrap metal. Sudėjau 2 pyro lasdas. Gauni 1 scrap metal. Turi 3 gauti scrap metal, kad gautum reclaimed metal. O čia gali iš tų visų sudaryti itemus. Gali išsikraftyti itemus. Ir kai išsikraftini itemus, tu gauni tada prie tavo vardo rašo, kad tu esi pats išsikraftinis. Sanavstiką to įsirasim. Va. Sanavstik, matot, crafted by the monster, mano lygos yra the monster. Tai. O kai pats išsikraftinat, tai parašo va taip prie jūsų itemų. Tai prie to turiu šitą pats irgi išsikraftinęs. Čia turiu vingerį. O prie čia turiu Boston Badger, aš jo nenaudoju, nes nemėgstu aš jo naudoti, nes kai trenki, jeigu nepataikai žmogų arba į kokią sieną, tai nuima sau damage, tai man tas nepatinka. Prie solderio turiu, naudoju šitą, nors turiu dar ir šitą, ir šitą. Šitas toks, yra tie detrūnai, tokie nedetrūnai, kur jumpint reikia. O prie beggars bazuka, tiesiog man nepatinka jau naudoti. Čia paprasta ir tokį, tai aišku, kad dėsiu normalų. Ir čia irgi viskai planą tai turiu. Toliau gal neberodysiu, nes čia 2 mėgstamiausias mano. Tos ir įsijungsime vėl į serverį. Vienas mano mėgstamiausių serverių yra šitas. Čia su solderiu buvau kažkada netyčia palikęs per naktį žaidėtai. Biškį prabuvo. Matot, čia irgi longest life. Tai su skautą žaisim. Šiaip čia toks mapas, tai toks neblogas. Jeigu stovi AFK, tai tave numetė. Jums galės parodyti. Tai dabar čia. Ai jo. Ką tik buvo spalinė? Jo. Nu jo, turbūt dar vieną sužaisiu, bet
O čia nušokus atsiranda va čia jų bazė. Ten bazė. Jie gali šaudyti į mane. Viską dar neužšaudėm. Ir tuoj dar sužaisim vieną šitą raundą. Ir atsisveikinsim. Noriu tavęs paklausti, jau kokį keletą sekundžių, yra valandų gal. Gerai klausimas. Nieko neatsakai. Sakiau, kad aš būsiu kaip komentaras klausinėti tavęs apie žaidimą, bet tu ignorinėjai. Gerai, nusiklausiu. Iškrito. Tavęs keisiu. Ai, nu, ką apskritai apie koks žaidimas yra Tifidu, prasme, apie ką? Kokią istoriją, ką jie daro ir taip toliau. Per Tifidu, ką žinau. Toksai RPG žaidimas, reikia rinkti itemus. Nu, gauni, nes taip tobulinėsi save. Aš nežinau, kokią istoriją, tai prasme, kažką turi tipo apginti, jeigu yra skirtingos komandos, tipo apginti. Nu jo, gali šiaip. Nežinau, yra skirtingi mepai su skirtingom rūšim. Čia tiesiog paprastas deathmatchas. Ir šiaip dažniausiai žaidžiu pailaudą, tai reikia stumt vagoną. Nu, per kitą video parodysiu, turbūt. Ten stumt reikia vagoną, o kitas yra ten King of the Hill, turi užimti, nežinau, užimti postą, turbūt. Kažką panašaus. Tai tada viskas aišku, man jau. Nu, tai va, turbūt tiek. Ir viso gero. Laikinkit, komentuokit, prenumeruokit. Iki kito pasimatymo. Bye.